Ir sveiki atvykę į visų laikų pačią geriausią, pačią nuostabiausią, pačią geriausią vėlyvimo vakaro šou. Tai vėlyvas vakaras su stiklainiu. Ir aš, stiklainis. Ir bulvytas mani. Šiandien matysite žinias. Ir taip pat mūsų žiūrovų pamėgta rubrika Kaip pragyventi be pinigų. Ir štai, šiandien pirmoji naujiena, tai rugpjūčio mėnesį į Lietuvą atvažiuoja Lady Gaga. Ir regis mūsų prezidentas Dalios Grybauskaitės agresyvi retorika Baltųjų rūmų atžvilgių liko pastebėta. Barackas Obama mums siunčia savo grėsmingą ginklą, tai Lady Gaga. O Dieve padėk mums, kas toliau? Madonna? Justinas Bieberis, o ne tą prezidentą išsirinkom, ne tą. Ja. Taip pat vakar iš kalėjimo paleista žurnalisto Vytolingio žudikas Igoris Achremovas. Respublikos laikraščio vyriausias redaktorius Vitas Tomkus pareiškė, kad tai supuvusios jurisprudencijos pavyzdys per momentiškai įamžinęs Lietuvos teisinę sistemą kaip obsolencinę ir agnostišką teisingumo dvasiai. Visgi Dalius Kodys, Konstitucinio teismo teisėjas, paprieštaravo ir teigia, kad nors Achremovo nekaltumo prezumpcija jau anihiliuotas kadais, tačiau nuteistojo biografija nepriekaištinga ir jis skatintas daugybę kartų. Teisėjas taip pat pabrėžė, kad vien tik padaryto nusikaltimo sunkumas, jo pobūdis ar pavojingumas negali būti pripažįstamas pagrindu, dėl kurio asmeniui nebūtų taikomas lygtinis paleidimas. Padaryto nusikaltimo sunkumas nekinta visos atliekamos laisvės atėmimo bausmės metu ir netgi neišnyksta pilnai atlikus visą laisvės atėmimo bausmę. O visuomenės veikėjas Kauno dienos savininkas Vladimiras Romanovas paprašytas komentuoti sakė, kas ant sirtoks. Taip pat Kaliningrado srityje dislokuotas naujausias ir tobuliausias Rusijos ginklų pramonės kūrinys - priešlėktuviniai zenitiniai kompleksai S-400. Lietuvos krašto apsaugos ministerija informuoja, kad nėra ko baimintis. Lietuvos kariuomenė jau kuris laikas nebeturi lėktuvų, tad karo atveju pilotai neturėtų nukentėti. Ir štai mūsų ekonomiškai sunkiais laikais, mūsų žiūrovų ir mano paties pamėgta rubrika, kaip išgyventi nieko nedarant ir neturint pajamų. Su jumis mūsų draugelis Vladimiras. Šiais metais ketinama išjungti analoginę televiziją. Ne bėda. Įpis LSD. Pašnekų kokso. Spalvota 3D. Neturiu pinigų maistui. Jėmi seną margutį. Teis. Tepi kremų. Pasaulinė bado problema išspręsta. Esi pilka ir neįdomi asmenybė, moteris galinti sužavėti tik pinigais, kurių neturi. Imk kiprą, užsimauk ant galvos. Teis, įdomi ir ekstravagantiška persona. Plinki ir neturi pinigų plaukus likimą mažinantiems produktams. Ne bėda. Nusiskus galvą. Teis, visi galvos, kad esi skinas ir taip turi būti. Ir kągi, likite draugai, su jumis buvo Stiklainis ir susimatysime kitą savaitę.